Sveiki visi, eteryje laida Krepšinio savaitė. Ketvirtojoje šio sezono Lietuvos krepšinio milžinų akistatoje Kauno Žalgiris pratęsė pergalių seriją ir dominavimą Lietuvos krepšinio lygoje. Tomo Basiulio auklėtiniai be didesnio vargo sudorojo Vilniaus Rytą 98-81. Beveik 13 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje intriga šioje dvikovoje išgaravo akimirksniu. Žalgiris įspūdingai mėtė iš 3 taškų zonos, Rytas itin greitai rinkosi pražangas, o nesužaidus net 3 minučių skirtumas tarp komandų jau buvo dviženklis, o 8 minutę pasiekė ir 20 taškų ribą. Galiausiai kėlinį Žalgiris laimėjo 35-9. Pasak Ryčio Kazlausko, tai didžiausias skirtumas bet kuriame kėlinyje per šių dviejų komandų tarpusavio rungtynių istoriją. Abiem komandom tai buvo paskutinė repeticija prieš svarbius mūšius Europoje, į kuriuos persikelsime netrukus. Bet dabar paklausykime, ką kalbėjo treneriai po rungtynių Kaune. Sveikinimai komandai, sveikinimai žiūrovom, tikrai smagu iškovoti pergalę prie pilnų tribūnų. Manau, kad pažiūrėjom į rungtynės tikrai rimtai ir pirmas kėlinys tikrai solidus iš mūsų buvo. Tiek puolimės, aišku, svarbiausia, kad gynybai labai solidžiai žaidėm. Taip. Aš kiek norėjusi gal, kad vėl tas užbaigtumėm kažkiek solidžiau, bet irgi suprantam, kad kažkoks lengvas atsipalaidavimas buvo gal. Šiek tiek ir po to padarėm klaidų kelių, bet džiaugiamės iškovoję pergalę. Sveikinimai Žalgiriui su pergalė, tikrai visą galvą aukščiau šiandien įėjo rungtynės. Mes apie skaudus aišku, pralaimėjimas, bet dvigubai skaudžiau yra Karolainos situacija, nežinom, kas ten atsitiko, bet nieko nesišvečia, nieko gero. Tai tas yra dvigubai skaudžiau. Taktika sunku kalbėti. Kai mes einam rungtynės, nusprendė nedėti šiandien kūno. Mentalinių tų tokių psichologinių klaidų realiai žiūriu į Žalgirio sudėtį, prieš kiekvieną žaidėją padarėm. Tai bet kokią taktiką tu pasirink, kai nėra to kūno ir fokuso, labai sunku yra žaisti ir Žalgiris įsprendė, jeigu atvirai, rungtynės per 5 minutės. Vilniaus Rytas svarbiausias sezono rungtynes buvo priverstas žaisti stipriai aptrupėjęs su sudėtimi. Prieš pat dvikovos pradžią prarado savo lyderį. Tačiau vis tiek pademonstravo fantastišką nusiteikimą ir svečiuose patiesė Stambulo Galatasaray ekipą, kuri prieš paskutinį turą pirmavo į grupėje. Istorinis bilietas į ketvirtfinalį buvo iškovotas po pergalės 90-81. Per 6 sezonus tai pirmas kartas, kuomet Rytą išvysime taip pat Čempionų lygos aštuntuke. Bet o ši pergalė vilniečiams į grupėje garantavo pirmąją poziciją, o ketvirtfinalyje po burtų Rytas turėjo gauti sąlyginai silpnesnį priešininką. Šio etapo burtai buvo ištraukti kovo 20-ąją. Šioje dvikovoje Rytas susidūrė su nemažai sunkumais. Jordanas Carolinas negalėjo žaisti dėl traumos patirtos rungtynėse Kaune. Mažo to, darydamas apšilimą prieš rungtynės, stipriai susižeidė ir žaisti negalėjo komandos lyderis Džerikas Gardingas. Tačiau vilniečiai neįskydo. Į svarbiausią sezono kėlinį Rytas buvo atsinešęs trapę 2 taškų persvarą, tačiau lemiamomis akimirkomis pademonstravo ryžtą ir valią bei iškovojo įspūdingą pergalę. Įspūdingą pasirodymą šiame susitikime sužaidė Gytis Basiulis. Jo kraitėje 25 taškai ir tiek pat naudingumo balų, o Simonas Lukošius pelnė 22 taškus. Kitame grupės mače Lemanas 10 taškų skirtumų nugalėjo Kolono KPL, tačiau šio rezultato neprireikė. Paskutinėme šios laidos puslapyje grįžkime prie Žalgirio reikalų. Kauniečiai po lemiamus Sileno Francisko baudų metimų 87-85 dramatiškai atsirevanšavo Madrido Real klubui. Tai buvo nutraukta 2 iš eilės kauniečių nesėkmių serija Eurolygoje. Ir po šios pergalės kauniečiai saugoja vietą pirmame 10-tuke. Jeigu kauniečiai būtų pralaimėję ir karališkajam klubui, žalgiriečiai būtų iškritę iš pirmojo 10-tuko ribų. O dabar susiklostė neįtikėtina situacija, kad net 5 komandos Eurolygoje turi po 18 pergalių ir 14 pralaimėjimų, bei dalinasi 6-10 vietas. Tarp šių komandų yra ir minėta Žalgiris. O rungtynių tarp Žalgirio ir Real nugalėtoje lėmė smulkios detalės. Prasidėjus paskutiniai minutei rezultatas buvo lygus, nei Moses Wrightas, nei Facundo Campazzo pelnyti taškų nesugebėjo ir lemiama ataka priklausė Žalgiriui. Iniciatyvos joje ėmėsi Kauno dievukas Silvanas Francisko, kuris pataikė apie baudas. Realas dar turėjo paskutinį šansą, tačiau Mario Hezonijos tritaškis tikslo nepasiekė ir Kaunas paskendo euforijoje. Sisko nugalėtojams pelnė 20 taškų, pataikė 7 baudas iš 7, skaitant ir 2 lemiamas. Moses Wrighto sąskaitoje 16 taškų. Nigelo Williamso Goso kraityje dvigubas dublis 11 taškų ir 10 rezultatyvių perdavimų. Kitą savaitę kauniečiams dviguba, o pirmasis jos rungtynės žaliai balti žais namie. Aš tuo metu su jumis šiandien atsisveikinu. Iki kitos savaitės. Viso geriausio.